Artiomą, kuris yra entuziastingas šitos sporto šakos tikrai mylėtojas ir sugeba suburti. Šaunu. Kristupas Petravičius, 6 numeris, muša pirmąjį įvartį šios dienos mače ir išveda Radviliškio komandą į priekį. Bent jau su trim keitimas. Bus įvartis, bus. Raštutis. Kas kitas. Va čia leido apsisukti, jau gynėjas nelaikė atstumo tinkamo, atsisuko žmogus. Smūgiavo į vartus, bet išgelbėjo Eugenijus Larkinas FK smūgio nuo dar vieno įvarčio. Ir Spelmano atsakymas ir fantastiško grožio įvartis krenta į Radviliškio komandos vartus. Artiomas Spelmanas, kaip ir minėjau, labai meistriškai žaidžiantis puolėjas. Ir štai tarė savo svarų žodį Artiomas. Lenktyne nebūdavo atvežta tokia pajėgi, bet praėjusiais metais matėsi lygis, Kazachstanas. Toks nuostabus įvartis. Tikras šūvis iš pabūklo, kurį paleido Radviliškio komandos 21 numeris, jeigu neklystu, tai buvo Darius Basevičius. Na,